Tai mes taip ir iš kitą ir parodysim, kad čia mes braunamės pas jūs įkyriai, jūs vis tik mums skaičiuką padėsit, nes be jūsų mes to nepadarysim. Aš nežinau, ką jums reikia daryti. Čia mane paėsiu Paškauskaitė, čia buvo jauna, čia mano anūkas, o čia mano mylimieji Putinas ir Čechovas. Jūs pati piešėt? Pati? Pati man kartais užeina taip. Tai jūs ir piešėt, dar ir pagrojat? Kai kada. Ir pagroju jau dabar retai, ir piešiu dar rečiau. Užpuola žmogų, ateina. Mes tik į teatrą nuvažiuosim. Į teatrą nuvažiuosim. Ko nori nuo manęs? O ko, aš taip ir nežinau, žmonės žiūri man gis ar mata. Lyg tai aš kokia garsenybė, iš tikrųjų negalvau, kaip sakė. Taip ir yra, visgi Lietuvos Monika. Būkit geri, pakartokime dar kartą, gerai? Dar kartą pakartokime. Dar kartą? Visi kaimynai iš manęs juoksis. Nuveskit kaltinamąją į vietą. Turiu pranešti, kad kaltinamoji gėrė viskį. A ji girta? Labai. Atstokit. Aš tik dėl drąsos. Atimkit iš jos butelį. Ne, neduosiu. Atimsite, neatsakinėsiu. Jūs atrodote kaip laidotuviai. Oi, komediantai. Žiūrėkit, Bertikas. Teotokos sprogs iš juoko. Kaltinamoji, prašom rimtai. Jūs mane įbauginti. Bertikai, juk čia viskas tik juokais. Ir kalbėkit tik tada, kai teismas klausia. Jūsų vieta čia. Galite sėsti. Prašom prokuroro paskelbti kaltinamąją išvadą. Aš turėsiu prisiekti. Kaltinamąjai prisiekti nereikia. Teisiamoji Emilija Marti, dainininkė, Dievo ir mūsų akivaizdoje kaltinama tuo, kad savanaudiškais tikslais, užsiminėdamas sukčiavimu ir dokumentų klastojimu, paminė bet kokį padorumą, nusikaltų prieš patį gyvenimą, todėl jį išmesta iš žmonių giminės ir perduota grįžčiausiam teismui. Ar yra pastabų dėl kaltinimo išvados? Nėra. Pradedam apklausą. Kaltinamoji, stokit. Jūsų pavardė? Mano? Taip, jūsų pavardė. Elina Makropulius. Kaip? Elina Makropulius. Gimimo vieta? Kreta. Gimimo metai? Gimimo metai? Taip, kiek jums metų? Kiek betumės? Apie 30. Daugiau. Apie 40. Piemenė. Neužgauliokit teisėjų! Aš tokia sena. O gink Dieve! Tai kada esat gimus? 1585. Kada? 1585. 85. Taigi amžius 37 metai. Taip? Atsiprašau. 337. Kaltinamai primiktinai siūlau atsakinėti rimtai. Kiek jums metų? 337. Klausykite viršę viską.
Aš dar kyčiausi. Baisus tipas, nu aš nežinau. Bet dabar aš einu, visa gatvė į mane žiūri. Sakys, kas čia tokio yra, už ką, dėl ko. Ar jį ką padarė, ar koks nusikaltėlis, kaip dabar madoj. Atsimenat šitą makropulo receptą, kaip jūs už parankių suima ir vedasi. Mes turim tą... Labai gerai, dar kartą, dar vieną kartelį ir užteks. Reikia palaukti, gal bus kokia žaluma. Dabar prašom. Supranti, mane visi kaimynai dabar. Šitą. Ašgi pusę metų jūs, reiškia, Medžioji. medžiojau, gaudžiau, prašiau. Pusę metų, Įkyrėjai. nuo gruodžio mėnesio. Vat, kaip sakyt, atsikratysit, aš manau, kad čia geriau jūs sėstitės. Taip, aš čia. Atsikratysit. Jūs lipkite ten, aš tik čia. Nu, tvarkoj. Nu ir ką aš dabar turiu daryti? Dabar važiuojam į teatrą. O viešpatį daryti. Susitikti su Monika Mironaite man teko dar bestudijuojant humanitarinių mokslų fakultete, kur tuo metu buvo labai domimasi teatru. Iš to fakulteto studentų išėjo Stedra, studentų teatro draugija, išėjo jaunųjų teatro darbuotojai. Turbūt tas turėjo tam tikro poveikio, kad ir Monika Mironaitė, anksčiau nesvajojusi būti aktorė, pasirinko eksperimentinio teatro studiją ir palikusi nuošaliau studijas universitete, atsidėjusi dirbo šitoj studijoje. Ir antras jau susitikimas, tai buvo per jos baigiamąjį studijos spektaklį, kada buvo suvaidintas Rudens vakaras pagal Žemaitę ir Irkos tragedija pagal Šatrijos raganą. Reikia pasakyti, kad mes tada domėjomės Monika Mironaitė iš dviejų, taip sakant, pusių. Pirmas dalykas taip, kad jį išėjo iš to paties humanitarų tarpo, kurie mes buvom anksčiau, o šiuo metu jį užimponavo mus kaip aktorė. Aktorė subrendusi. Ir štai Irka, reikia pasakyti, atsistojo prieš mūsų akis visai naujai. Mes tą gležną, bepradedančią gyventi būtybę Mironaitės interpretacijoje pamatėm visiškai naujai. Ji mums pasirodė tokia gyva, tokia turininga. Mironaitė sugebėjo įkvėpti jai dvasią. Savo turtingą kalbą, puikiai valdomų kūnų. Ji sugebėjo parodyti tą mergaitę kaip didelę kūrybingą asmenybę. Ir nuo tada visi atkreipė didelį dėmesį į Mironaitę. Iš karto ją susidomėjo toks didelis menininkas, kaip buvo Ušinskas, kuris tuo laiku ruošė lėlių teatro, marionečių teatro pastatymus, pavedęs jai lėlės katės vaidmenį, kuriam ypatingai reikėjo didelio balso varijavimo. Atkreipė tada ją dėmesį iš karto jau ir teatras. Pakvietė jį iš karto praktikantę, paskum kandidatę, pagaliau tikrą aktorę. Retas, kuris aktorius peržengė taip greitai tuos visus etapus. Ir kas keiščiausiai, kad retas, kuris taip greitai užsitarnavo, užsikariavo tvirtas pozicijas teatre. Ir jai įvairūs režisieriai tada vienas per kitą siūlė vaidmenis. Štai pačiais pirmaisiais metais jis suvaidino 7 vaidmenis,
kurių tarpe buvo tokia kaip Ania Čechovo Vyšnių sode. Netrukus jai buvo patikėta princesė Kukačin, Oneilio Marko milijonai. Ji vaidino ir Tanę, ir Norą mums gerai pažįstamuose klasikų veikaluose. Ir reikia pasakyti, su kiekvienu spektakliu mes pamatydavome Monikoje naujas savybės, naują gaidelę, naują dvasinį bruožą. Tie personažai buvo kiekvienas skirtingos prigimties ir nuo komiškų lygiai gilios tragedijos. Ir štai ypatingai mes negalėjome atitraukti akių, kaip ir visa teatrinė publika, nuo Mironaitės, tai pokario laikotarpiais, kada ji jau subrendusi aktorė vaidino pirmoje eilėje rusų klasikoj, žavėjo į mus savo vaizdo pilnumu, charakterių įvairumu, tokia kaip Nadia Gorkio Priešuose, kur ją pakvietė Dauguvietis, Lyda Korneičiuko Platone Krečete, Maša Pagodino Kremliaus kurantuose. Arba štai visi iki šioliai gerai prisimename jo Šūrą Gorkio Jegorę Buličiovę, kurį parodė, tikrai sakant, be galo sudėtingą charakterį, įsimenantį charakterį. Arba Madame Butkevič, Višnievskio neužmirštamieji 1919, kurie teko dirbti su režisierium Grybausku, pažymėti sąjunginę premiją. Arba štai visiškai kito plano vaidmuo, kaip Dorina Moljero Tartiufė, arba Liuiza Šilerio Klasto ir meiliai. Ji pradėjo ir triumfalinę eiseną Baltušio Gieda gaidelių, kur ji suvaidina Marytę. Visi šitie vaidmenys, kurių ji suvaidino didelę gausybę, kiekvienas nepriminė buvusio, kiekvienas jų davė kažką naują, savito, iki šioliai nematyto. Tai rodo jos didelį talento įvairumą, sugebėjimą giliai pažvelgti į jos vaizduojamus charakterius. Režisieriai nebijojo patiekti jai vedančiasias roles. Ir tai rodo, kad jie neapsiriko. Valstybinė premija, didžiausia simpatija gausių žiūrovų, kurių dažnas ėjo tik specialiai pasižiūrėti, kaip vaidina Monika. Ir Monika tada tapo bendriniu vardu. 50 metų scenoje vaidinot ir matyt visą Lietuvos teatro istoriją, beveik visą profesinę teatro istoriją. Kaip jūs... Ne, ta profesinė istorija prasidėjo prieš 20 metus dar kažkaip. Taip. Tai ten aš dar buvau mažutė. Aš daug mačiau Rimaitę, atsimenu, labai gerbiu šitą aktorę. Laikas buvo filmuoti, aš buvau jauna, bet tada dar nebuvo tos mados. Ir į kinus nieks neužimdavo manęs. Dabar tai visi filmuojasi, o aš ne. Niekada beveik nesifilmavau. Nu tai va, taip ir išaugau. Išaugau ta prasme, kad jau augau iki paskutinės pakopos. Miela brangi Monika, sunku patikėti,
kad taip greit prabėgo 50 metų. O atrodo viskas čia pat. Ir pagalvojai, ar tai liūdna, ar tai linksma, kad taip greit prabėgo tas laikas. Pagal save, nes man jau irgi 46 sezonas eina, tai apima kažkoks graudulys, kad per greitai viskas prabėgo. Aš jūs pamačiau pirmą kartą scenoje, kai jūs vaidinote Norą. Ir šiandien aš negaliu pamiršti šitos scenos su būgneliu, to jūsų šokio, nuostabaus šokio, kuriame buvo išreikštas ir gyvenimo džiaugsmas, ir meilė, ir nuoskauda, ir nuojauta skyrybų, nuojauta baimės išėjimo iš šito pasaulio į kitą pasaulį. Nežinau, man atrodo, kad tam šokyje tai buvo viskas. Ir jis taip ir liko man nepamirštamas. Na, gyvenimo keliai, scenos keliai suvedė mus jau Vilniuje 49 metais. Pirmą kartą su jumis, kaip su partnerė, man teko susidurti Ostrovskio Bekraitėje. Jūs, Larisa, nuostabi, graži, mylinti Paratova. O aš čigonas Ilija. Ir štai jūs per langą mane pašaukėt ir aš atbėgęs su gitara, papasakojo apie savo nelaimę, kad man iširo choras, kad man susirgo vienas, koks bosas buvo ir tas bosas dabar serga ir negali dalyvauti chore, į kurią ruošiatės į tai iškilą, reiškia toj iškiloj, o aš kaip vadovas su jumis sudainuoju romansą. Aš atsimenu, kokie jūs buvote reikli, kaip vertit mane mokytis gitara, kaip aš mokiausi, bet nelabai man sekėsi. Na, bet tai pirmas susitikimas buvo su jumis nuostabus ir nepamirštamas. Nuo vėliau sekė metai kiti, ėjo kiti vaidmenys. Čia nuo galvos, čia nuo širdies, čia nuo kepenų, čia nuo smegenų, čia nuo alergijų, kaip vaikščianti vaistinė, nežinia, kas pirmas išeis iš rikiuotės. Neteko mums vaidinti meilės scenų, bet teko būt jums atskirai su Jukna jūs vaidinat Luizą, partneriai. Man su Ona Rimaitė Kaune Ferdinanda, Ona Rimaitė buvo Luiza. Bet taip mes ir nesusijėjom Ferdinandą su Luiza Vilniuje. Bet už tai per daugelį metų tame pačiame veikale klastoj ir meiliai mūsų vedė keliai, kad mes jau vaidinom vyrą ir žmoną, Milerius, Luizos tėvus. Vėliau mums teko partneriauti pas režisierę Bučienę, Diurenmatą vaidinam Strindbergą, kur vaidinam taip pat vyrą ir žmoną.
teko susidurti, žinoma, ir Putinų giraitį, ir Kremliaus kurantose. Sėskite. Aš klausau jūsų. Retai, kada šį mėnesį būna toks oras, draugė Šelkanova, tiesa. Tokią nuostabią rudens palaimą aš atsimenu tik tai Belovežo girioje 1909 metais. Mudu tada su tėčiu, kuris po metų numirė, išvažiavome. Aš prašyčiau prie reikalų. Taip, aš irgi skubu. Jūs turbūt skaitėte mano pavardę senatoriaus Petraševo memuaruose. Tačiau ten minimas ne mano tėvas, o dėdė, buvęs vicegubernatorius pietuose, labai populiarus tuo, kad buvo su imperatorium kaip kirvis su akmeniu. Tas jo pakęsti negalėjo, toks neįmanomas pikčiurna. Aš dar vaikas atsimenu ant dėdės sofos visą krūvą žymių revoliucionierių padėkos laiškų, žinote, už jiems parodytą humanizmą. Prašyčiau trumpiau. Kaip padidėjusio jautrumo žmogus, už ką ir pastatyta į šį postą. Jūs turbūt suprantate, Marija Vasiljevna, kad ilgas buvimas šioje dideliais patogumais nepasižyminčioje vietovėje negali neatsiliepti sveikatai. Aš ne apie save kalbu. Mums su jumis jau nėra ko prarasti. Mes kentėme ištisus 4 metus, nes visi juk turi nešti karo naštą, bet dabargi vaizdas žymiai pasikeitė. Tarp kitko, Fimačka tik neseniai padavė jums pareiškimą. Aš daug esu girdėjusi apie jūsų širdingumą, Marija Vasiljevna, ir maldauju atsiliepti į jauno, vos praskleidžiančio pumpurus gyvenimo šauksmą. Žodžiu, mano Fimačka išteka. Ir nors jisai anaip tol ne jaunuolis, bet jūsgi suprasite, Marija Vasiljevna, kad ne visai senyvo amžiaus damai bus šiek tiek nepatogu tame pačiame kambaryje su jaunavedžiais. Tai kogi jūs norite? Aš jums mielai tuoj viską išdėstysiu. Mes čia turime tokius kaimynus, nepriachinus. Toks prastas seneliukas iš pagalbinių piliečių. Mes dar vakar buvom pas jį susitikusius. Tai va, jeigu jiems paieškojus kokios lūšnelės kaime už miesto, tuo labiau, kad aklajam reikalingas grynas oras, tai mes po nedidelio remonto galėtume laikinai užimti tą, atsiprašau žodį, katakombą. Palaukite, bet juk tas jūsų jaunikis turi kokį nors gyvenamą į plotą, juk nepatvoryje miega, čia vienas juokas, apsikeiskite su juo. Tas variantas absoliučiai neįmanomas, Marija Vasiljevna. Matote, jaunikis gyvena savo žmonos bute, kuri dėl suprantamų sumetimų vargu ar norės mane įsileisti. Nors su manim šnekučiuoti būtų nenuobodu ir net galėčiau vadovauti namų ūkiui, jeigu, žinoma, mums su jūsų pagalba pasisektų su ją susitarti. Atleiskite, nieko nesuprantu, kažkoks vedęs jaunikis, bet aš neatsimenu jūsų pareiškimą. Kas jį pasirašė? Mano dukterėčios kita, retoka pavardė, Podychajenko. Serafima Antonovna Podychajenko.
Mes jau ilgai nepiknaudžiausime jūsų svetingumu, Marija Vasilina. Fimičkos jaunikis perkeliamas į srities centrą, kur valdžia greitai įvertins jo administracinius sugebėjimus. O be to, Marija Vasilina, jeigu jūs nors kartelį jį pamatytumėt, jums amžiams liktų apie jį maloniausi prisiminimai. Man labai malonu, kad jūs taip aukštai vertinate mano tikrą vyrą. O, nejaugi. Na, bet atleiskite, šią valandėlę manęs jūsų giminystė visiškai nedomina. Aš kreipiuosi į oficialų asmenį, tam tikrą prasme aukštą postą užimantį, taip sakant, į pačią perekšlę, kuriai skirta globoti mus viščiukus. Taip. O, bet to, Marija Vasilina, mus visas kada nors vyrai pameta ir aš su džiaugsmu ateisiu pas jūs nedarbo metu nubraukti ašaros prie Kahoro taurės dėl mūsų moterų dalios. Ne dabar. Lakštingalos neprirakinsi prie lango. Žiemą ji išskrenda. Tad pasitraukime į šalį ir pagalvokime apie mūsų pamainą. Artimiausiu metu aš pagalvosiu apie jums tinkamą gyvenamąjį plotą. O, man buvo labai malonu su jumis, Marija Vasilina. Savo gyvenimą esu mačiusi visokių merų, bet tokį jautrį paslaugų matau pirmą kartą. Ar jūs turite atsiliepimų knygą, ar kaip ten jį vadinasi, toks Grosbuch, kur aš galėčiau parašyti atsiliepimą apie jūsų visuomeninę veiklą? Ravička! Raička, parodykite pilietį, kaip iš čia išeiti. Prašom, pilietį. Ačiū, putyte. Marcel, aš tik nepilvota. Ko taip išpampus? Pilvota. Panelė švenčiausia, nubausk vietoj, pasilakstė, nesulaukė įgyvena sau rami. Tikra kalė, Andriuška pareis, o jinai kumelė jau gatava, kaip tu gėdos neturėjai, kur ją padėjai, kad tau ten iškirmyt.
gal tu meluoji, gal nieko nėra. Ir. Sako, lyg tai Frederik, gėda, akių negraužinė. Bėgu tu nekatė ištvirkus pasileidus, škac iš namų paleistuvę, nešdinkis tučtojau, kad tavo nė kvapų čia nelikt, kur buvai tai liep. Andrius kaparės, ką mes jam pasakysim, palaikė kapti globėm savo gėdai, Ugi kaimas sužinos, Ugi sužinos kaimas, viešpatie, nešdinkis tavo, niekada jų čia nelik, nešdinkis tučtojau. Говоря о творчестве Моники Петровны Миронити, хочется говорить в каких-то превосходных степенях, потому что эта актриса, весь творческий путь которой, как говорил Островский, усыпан розами. Правда, на этом пути, конечно, как и у каждого актера, были шипы, но все-таки основное русло, по которому шла актриса, это русло большого настоящего успеха. Я сейчас вспоминаю 1955 год, когда впервые свой первый шаг на сцене Русского театра сделала Моника Петровна в роли Надежды Монаховой в пьесе Горького «Варвары». И вот, сделав этот первый шаг, Моника Петровна шагала по нашей сцене еще 13 лет. Итак, 55-й год. Тогда театром руководил Виктор Яковлевич Головчинин. Я считаю, что Монике Петровне повезло, потому что она попала в руки к режиссеру большой культуры и человека, который очень заботился о творческом развитии актера. Это видно по списку тех ролей, которые сыграла Моника Петровна на нашей сцене. Вслед за Надеждой Монаховой, кстати, вот когда был первый спектакль, премьера этого спектакля, мы все незанятые вышли в зал, чтобы посмотреть. И вот вышла Моника Петровна на сцену, и в зале образовалась какая-то такая звенящая тишина. И вот она стала говорить, стала общаться со своими партнерами, и началось действие, которое поглотило, так сказать, весь зрительный зал и захватило его. Моника Петровна сыграла на сцене Русского театра очень много ролей, но среди них есть такие, которые невозможно не упомянуть сегодня. Ну, скажем, такая роль, как царица Анна в пьесе Островского «Василиса Мелентьева». Вот мы смотрим сейчас на эту царицу и думаем о том, что после исполнения Моники Петровны можно было бы назвать эту пьесу Островского не «Василиса Мелентьева», а «Царица Анна», потому что образ, созданный актрисой, стал
так сказать, движущей силой всего спектакля. Хотя там был целый ряд, огромный ряд больших персонажей, беря и Ивана Грозного. Но вот актриса своим внутренним чутьем где-то так почувствовала образ царицы Анны, что она стала как бы первым номером в этом спектакле. Вслед за этим можно назвать, скажем, «Идиот» Достоевского, где она играет сложный, противоречивый образ Настасьи Филипповны. После Настасьи Филипповны Моника Петровна играет Лизу в «Дворянском гнезде». Вы знаете, вот так, перечисляя эти роли, можно говорить, она была героиня. Но что такое героиня на театре? Это всегда связано с любовью. Ну и если идти от самочувствия актрисы, а Моника Петровна была хрупка, нежна в своих проявлениях, то можно было бы ждать от актрисы, ну, такого повторения, что ли, но этого не было. Потому что актриса всегда искала, даже вот во всех этих ролях, где игралась любовь, искала характер. И поэтому любовь, она была разной. И это было всегда интересно. На это было очень интересно смотреть, потому что действительно она была разной. Вот сейчас вышла книга Михаила Чехова о творчестве актера. Все мы зачитываемся этой книгой. Он очень много говорит о поисках характера. И мне кажется, что в своем творчестве Моника Петровна, она как бы предчувствуя выход этой книги, она все время занималась поиском характера как настоящий большой мастер драматического искусства. Кроме ролей в русском классическом репертуаре, следует отметить такие роли Моники Петровны, как, скажем, Нора. Нора была уже сыграна ею когда-то, но теперь это была совершенно иная Нора. Нора уже умудренная опытом, и она уходила из дома не по какому-то такому эмоциональному порыву, нет, она уходила из дома, продумав, прочувствовав все, и уходила, хлопнув дверью, понимая, что в этом доме жить она больше не может. Вслед за Норой появилась, скажем, такая замечательная роль, как Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» шоу. Ну, вообще, первая часть, эта роль игралась как бы на грани. Вот так она шла по какой-то жердочке, и вот думал, упадет или не упадет. Нет, не упала, потому что все было на грани того, что является высочайшим мастерством актрисы. Очень интересная работа Моники Петровны. А впоследствии, скажем, странная миссис Сэвидж, роль, которая игралась уже зрелой, большой актрисой. Вы знаете, перечисляя роли Моники Петровны, нельзя сказать, что ей повезло. Повезло и на ее партнеров на сцене Русского театра. Ее партнерами были Лев Васильевич Иванов, Артем Михайлович Иноземцев, Борис Александрович Красильников, целый ряд других актеров, с которыми она как-то умела находить общее. Она была нелегкого характера в работе. Она могла спорить, она могла отстаивать свое, но если она понимала, что то, что она отстаивает, неверно, то она отсекала это и шла по тому пути, который указывал ей режиссер, если это был, конечно, верный путь. Мне кажется, следует остановиться здесь и на двух таких этапных спектаклях Моники Петровны. Это два спектакля, где было два дуэта. Первый – это «Гительмоска», «Двое на качелях» Гибсона, где ее партнером был Артем Иноземцев. Превосходная работа актрисы, тонкая, изящная, ну, которая захватывала тебя с первых минут ее появления на сцене. И вторая работа – это пьеса «Килти, милый обманщик», где Моника Петровна общалась с Бернардом Шоу, будучи великой английской актрисой, и где ее партнером был Борис Александрович Красильников. Тоже превосходный дуэт, сыгранный актрисой, ну, по большому, что ли, счету.
Моника Петровна играла много ролей. Здесь можно перечислять такие роли, как, скажем, Ганка в «Морали» пани Дульской, Запольской, Катерина Ремес в «Крыльях Корнейчука», Марина в «Огненном кольце» Борискова, Людова и Швелене в «Чайках провожают Милюнуса», Дженев «Требуется лжец» Псафоса. Но вот одна из последних ролей, мне кажется, она была превосходной ролью, это роль Розы в пьесе «Обед», или иначе эта пьеса называлась, его звали Зеда Бура, Диаса Гомеса, где Моника Петровна создала очень интересный образ женщины, южноамериканки, темпераментной такой. Ну, вот видно даже по, так сказать, по фотографии, которая нам сейчас показывается. 13 лет Моника Петровна верой и правдой прослужила на сцене нашего Государственного русского драматического театра. И уйдя от нас, она оставила шлейф, по которому идут, что ли, так сказать, люди, которые работали с ней. Ее помнят, ее любят и знают, что то, что она сделала на сцене русского театра, это достояние всего нашего многонационального советского театра. Kas buvo jūsų tėvas? Jeronimas Makropulius, imperatoriaus Rudolfo II asmeninis gydytojas. Žmonės, aš su ją daugiau nekalbėsiu. Klausykit. Klausykit. Kokia jūsų tikroji pavardė? Elina Makropulius. Ar Elina Makropulius, Josefo Prūso meilužė, buvo iš jūsų giminės? Tai aš pati. Kaip? Na, aš pati buvau Petri Prūsų meilužė. Su juo susilaukiau to Gregoro. O Elian McGregor? Taip, aš pati. Jūs išprotėjote. Aš tavo senelė, kaip ten. Ferdigi buvo mano sūnus, supranti? Kuris Ferdi? Gregoras, Ferdinandas Gregoras. Tik metrikose jisai Ferdinandas Makropulius, nes ten aš turėjau pasirašyti savo pavardę, kitaip negalėjau. Suprantama. Tai kada jūs gimusi? 1585 Kristos Soter. Gana jau to paties klausinėti. Atleiskit, bet jūs esate Eugenija Montes. Aš buvau Maksai, bet aš tada turėjau tik tai 290 metų. Aš buvau ir Elzė Müller, ir Jekaterina Myškina, ir kuo tik tai norit. Tarp jūsų negali žmogus gyventi 300 metų. Vadinasi, jūs gyvenote ir 18 amžiuje. Gyvenau, Valanėlį, gyvenau. Tai gal asmeniškai pažinojate Dantoną? Pažinojau, šleikštynė buvo žmogus. Palaukit, sakykit, o iš kur jūs žinojote užantspauduoto testamento turinį? Taigi Peti man parodė jį prieš dėdamas į voką. Kad kada nors papasakočiau apie tai tam kvaileliui Ferdinandui Gregorui. O kodėl nepapasakojot? Labai man čia reikia rūpintis savo benką. Nu, kaip jūs kalbate? Aš jau seniai nesu rafinuota dama, Balandėlė. O jūs galbūt turėjote ir daugiau vaikų? Turėjau. Iki 20. Kad tai žmogus neįsisaugai. Kristos, Soter, kaip norisi gerti, visais burnais džiūvų. Nu, viskas nors. Jeigu kalbėti apie jūs, tai jūs turbūt esat laimingiausia artistė mūsų Respublikoje. Todėl, kad jūsų gyvenime buvo tiek nuostabių žmonių, charakterių, gyvenimų, kuriuos jūs įkūnijot scenos personažuose. Tai visa plijada. Ir ko ten tik nebūta, visų vaidmenų neišvardinsi, be abejo, kad per 50 metų jau jų bus turbūt daugiau kaip 100. Na, o jūs ne visada būna džiaugsminga.
Aš jūs matau ir susiraukusi, ir piktą. Ir aš suprantu. Suprantu jūs todėl, kad jūs esate tokia reikli savo. Jūs taip reikalaujat ir iš savęs, ir iš partnerių įdėto darbo. Ir taip nerandat ramybės ir nerami iki paskutiniųjų dienų, iki paskutiniųjų repeticijų, iki premjeros. Ir teisingai jūs darot priekaištą kai kuriems kritikams, kurie atėjo į premjerą, vėliau parašo recenziją. Ir jūs rašot apie tai, kad premjera tai yra pats blogiausias spektaklis. Tai turbūt tiesa. Todėl, kad aktorius gali ir jam turbūt išeina atsipalaiduoti tik tai tada, kada jis pajunta tą kvėpavimą tarp scenos ir žiūrovo. Be žiūrovo mes dėja turbūt, kad negalėtumėm dirbti, negalėtumėm kurti. O prie jūsų charakterio, prie jūsų temperamento, prie jūsų supratimo meno ir to gilaus ieškojimo mene paties svarbiausio meilės žmogui, meilės gamtai, meilės grožiui, meilės visam tam spindesiui gyvenimo, džiaugsmui gyvenimo. Nors pačiai ne visada gyvenimas gal buvo ir džiaugsmingas. Bet visuomet prisimeni pačius brangiausius, pačius širdingiausius momentus, gastroles. Mes važinėjom su klasta ir meilė, kai aš jūs palydėjau į jūsų vasarojimo, jūsų rezidenciją, vasarvietę, kaip mes plaukėm valtele po ežerą, kai susitikom su nuostabiais ten žmonėmis, kiek mes kalbėjomės apie teatrą, apie meną, apie tai, kad iš tikrųjų kiek tai reikia save atiduoti menui ir kad ne visada dabar kažkur tai išeina gal ir ne taip, kaip mums išeidavo jaunystėje. Nors viskas daug brandžiau, daug svarbiau, daug reikliau ir daug turiningiau. Brangi Monika, paskutinis mūsų susitikimas Žanoje pas Tuminą. Aš žinau ir dabar prisimenu, kaip jūs nervinatis, kad jums neišeina, jūs nesurandat to grūdo, aš nežinau, ko režisierius nori, aš ir pati nesurandu, ko aš čia noriu, ko aš čia ateinu. Ir pagaliau pasakėt, aš einu, paduodu pareiškimą ir nenoriu aš šitai saviveiklai dirbti. O dabar pasižiūrė į jūs, kaip jūs nuostabiai vaidinat. Ir jūs ten tikrai nuostabi esat, Žana, kiek pas jūs yra sveiko, gražaus humoro. Ir koks tai skausmingas yra išėjimas, kada jūs suprantat, kad jūs išeinate iš gyvenimo ir kada jūs į mikrofoną sušunkat, dovanokit, dovanokit už visą tai, ką aš čia padariau.
Na kągi, pasakosiu viską iš eilės. Užpernai lapkričio mėnesį įgriuvau aš į duobę. Prie pat namų. Sušlapau kojas ir atguliau. Oi, surėtė, žinote, toks šaltis mane purtė, sapnuoju rankas kojas, man tarytum kaproninių siūlų, kas perrišo ir ant svarstyklių pasvėrė mūsų pašto skyriuje. Ar girdite, ką kalbu? Aha, tada griebiau telefono ragelį. Gelbėkite, šaukčiau, žmonės gerieji, skubėkite į pagalbą. Atvažiavo. Daktarė paklausė, pažiūrėjo, iškvietė medseserį, toji suleido vaistų. Rūpestinga tokia daktarė, atidi, miela, sako, nesijaudink, močiute, gyvensi, tik tai reikia jūs prižiūrėti, ar kokių giminaičių neturit, nesakau, viena. Ilgai visko klausinėjo. Paskui vėl atėjo ir vėl sako, negalima jūsų palikti vienos. Pagalvojo ir sako, aš jums savo vyrą atsiųsiu. Jis daug laiko turi, vakarais būna klube, bet ne kasdien. Susitarsite ir aš jūs lankysiu. Atsiuntė jinai jį. Ką? Atėjo Gryša Grigorijus. Iš pat pradžių man pasirodė, kaip koks šventasis, šaukšteliu maitino. Naktį budėdavo. Na, tikras šventasis. Nieko neturiu juk senatvei, jeigu išmuštų valanda ir subildėtų plaktukai. Klausykit, jūs visą laiką kalbate apie kažkokius plaktukus. Brangioji, negi kumščiais užkalinės. Jūs paminėjot kažkokį Grigorijų, kokį? Klausykit iš eilės. Slaugė jis mane taip, kaip sukriošusius senius, kad slaugo. Maitino, švarino. Aš juk prastesnė ir už kokį invalidą buvau. Prikėlė jis mane, pasveikau. Norėjau pati savo valgį virtis, neleido. Viską darė pats. Tamsta ilsėkis, sako. Na, galvoju, kaip tokiais atvejais ir pridera, užrašysiu jam palikimą. Turto su savimi grabą juk nepasiimsi. O pasirodo, va, kodėl jis mane slaugė. Kad aš jam iš pradžių viską užrašyčiau, o tik paskui... O ko jūs taip išblyškot? Neimkit jau taip iš širdį, jis to nevertas. Palaukit, aš jums dar kai ką pasakysiu. Iš viso žmonės labai retai žiūri į dangų, jūs nepastebėjot. Gyvena savo nosis į žemę įrėmę ir nepakelia galvos. Nepastebėjot šitą. O į dangų labai įdomu. Ten koks biškai savo žemėlapis. Aš žinau, žvaigždynus, rudens žvaigždynus, tai žinau, aplinkui visą dangų iš prasidino. Nu, ten vandenis, paskui jaučiaganis. Jūs mėgstate dangą žiūrėti? Labai mėgstu. Ten gulbės žvaigždynės labai puikus būna, toksai trikampis. Paskui būna Pegasas. Jums mintis sukelia tas bendravimas toksai su gamta, su žvaigždėm. Savo menkystę.
Ne, nu, ką jūs manote apie dangų žiūrėti labai. Čia visai kitas pasaulis. Aš nuvažiavau į Australiją, ten visai kitas dangus. Ir, žinot, išėjau pirmą vakarą į kiemą, pasižiūrėjau į dangų ir išsigandau, kad aš esu kažkur kitoj žemėje, kitoj planetoj, anapus planetos. Ten, reiškia, pietų kryžius matosi, kiti žvaigždynai, kurie man visai nepažįstami. Nu, ten liūto žvaigždyno dar biškį matosi. O skrendant lėktuvu, aš baisiai gražų mačiau Orioną. Mano mylimiausias žvaigždynas Orionas. Jūs pažįstat jį? Ne. Nu, klausykit, aš nežinau, kaip jums negėda. Toks kaip žmogus, tai pečiai, galva, reiškia liemuo ir dvi kojos. Ir jis buvo tokio grožio, kur aš nesitikėjau, kad jis toks yra. Ten matėsi, pas mus matosi tik tai, reiškia, tos stambiosios žvaigždės, o ten visos, kurios aplink jį. Ir jis toks visas nusėtas žvaigždėm, tas žmogus, o tos didžiulės tokios žvaigždės, nepaprastas vaizdas. Jūsų kūrybinėje veikloje koks buvo šviesulys, ar žvaigždė, ar žmogus, kuris jums švietė, vedė, ar mintis kokia tai, ar noras, siekis, kas jūsų Mano gyvenimo žmogus buvo Putinas. Mykolaitis. Bet aš su juo nebuvau taip jau artimai pažįstama. Bet aš vaikščiau su jo knyga po pažasčia kelis metus iš eilės. Su jo tarp dviejų aušrų. Na kaip? Ką tu ten skaitai? Mūsų sąjungos žurnalą. O ką ten rašo? Tau nieko įdomaus. Aš 40 metų įstovėjau prie prekystalio. Prie prekystalio. Akinius aš jau įsidėjau, sūnau, paskaityk, ką ten rašo. Na ką motin tau paskaityti? Kad rudenį paplūs kiaulės iš Danijos, o nuo Niderlandų veršiukų skaičius priklausys, ką aš realizuosiu birželio mėnesį. Tai veršiukai, labai veršiukai. Pasakyk, va šitaip aš dar galiu rengtis, ar jau nebe? Ką tik nusipirkau, sykiu su dovanomis, vis dėl jūsų. Mano pirmas kostiumas, bet netoks jau brangus iš nupigintų. Lemkė manęs net nepažino, spėk, ką jisai pasakė. Motin. Nenutyčia, tu spėk. Nežinau. Jis pasakė, maloningoji ponia. Taip, maloningoji ponia, pasakė man Lemkė. Šeštadienį tai buvo, tada aš jį pirmą kartą apsivilkau. Šeštadienį važiavom iš Virsdorfą, Advento iškilon. 3 valandos kelio autobusu, o tenai tik tai kavos ir pyrago. Aš užsisakiau raguolių. Nuėjom į bažnyčią, o ten vestuvės. O paskui grįžtant, aš visą kelią galvojau apie tėvą. Taip. Tu dar labai judri. Taip, aš dar labai energinga. Tiesą sakant, man dar nederėtų čia būti. 68, tai juk dar ne amžius. 68. Jis nežino, kiek metų man.
motinai. Aš maniau, kad jaunesnė. Jaunesnė. Kas tau? Nieko. Nieko. O ar tavo naujam automobilyje yra šitą radiją? Savaime suprantama. O tai gerai. Tuomet grįždami atgal klausysimės muzikos. Kas tau darosi, motina? Nebijok, aš neiškvaišau. Patikėk man, dar visi namie. Eik čia, žiūrėk, eina Käthe Göbel su ponios Neumann kailiu. O, tai bent vaizduolė, kaip ji eina su ponios Neumann audinėm su norkum. Vadinasi, o žinai, kur jie eina dabar? Verneri, prie tramvajaus. Paskui sės į 8 ir važiuos iki galinės stotelės, o po to grįš atgal su Neumann audinėm. Matai, toji Neumann buvo už nebet ko ištekėjusi. Jos vyras ar ne prie vyriausybės priklausė, ar miesto vandens tinkluos dirbo. Važinėti tramvajum su svetimom audinėm visai iškvaišus ta Käthe Göbel. O jinai tai nusišneka. Lemkė kartą jai pasakė, maloningoji ponė. O Dieve, kas jai buvo, visą naktį negalėjau užmigti. Taip, visai pasenus ta Käthe Göbel. Bet tos, matai, pabėga ir viskas, ir Lemkė nieko negali jai padaryti. Motin, Ką? tenai juk nieko nėra. Kaip nėra? Jau nuėjo. Taip, vaikė, šitoks čia gyvenimas. Jums patinka mažoji scena čia vaidinti? Taip, labai. Patinka? Labai. Nu, kažkaip labai geri atsiminimai iš mažosios scenos. Mes pirmąsyk pradėjom dirbti su Tuminu Tylią naktį. Ir toks buvo labai jaukus darbas. Nors ir ginčijomės, ir pykomės, ir visaip ten buvo visko. Kaip visuomet reikia, kad būtų. Labai buvo malonu dirbti. Ir Smagurauskas labai mėgsta tą spektaklį ir mes visi trys taip gražiai sutarėm. Dėl tų. Iš viso labai malonu vaidinti. Mažoji scenai publika labai arti, galima šnekėti labai tyliai ir kažkaip duoti visas organiškumas. Iškyla. Tas, kas pranyksta didžioji scena, reikia garsiai paduoti žodį, reikia stambiau kažkur visą tai daryti. O čia galima labai intimiai ir paprastai, labai gyvenimiškai vaidinti. Kas yra aktorės gyvenimas? O kuo jis skiriasi nuo kitų? Nėra čia jokios paslapties. Matot, įvairių turbūt būna aktorių. Man nėra teatras viskas absoliučiai. Aš nežinau, mane domina labai daug dalykų. Kitų. Nepaprastai muzika didelė reikšmę turi mano gyvenime. Kokį aš turėčiau užduoti jums klausimą, kai jūs sakytumėte, tai paslaptis? Įdomu. Paslapčių visi turi, ypatingai moteris daug.
dar norėčiau, kad prisimintumėt tuos vaidmenis, kurie jums buvo brangiausi, mylimiausi. Gal Norą prisimintumėt. Gal Rusų teatre vaidintus Mielam apgavikė, Dviese sūpuoklėse. Man labai malonu prisiminti Norą. Tai buvo tokia, sakiau, kad buvo labai didelė mokykla. Tiesiog šitos aktoriaus profesijos, vaidybinio meno. Už tai, kad Juknevičius labai mokėjo dirbti su aktorium, pasakyti jam, kaip reikia gyventi, kuo gyventi, ką daryti, ką galvoti, ką jausti tuo ar kitu atveju. Žodžiu, aš paskui antrąsyk vaidinau Norą Rusų teatre. Ten buvo kitas režisierius. Ten buvo kitokia mano Nora, truputį gal, aš pasakysiu, trečias veiksmas, jos išėjimas buvo labiau motyvuotas, kadangi aš jau buvau daugiau subrendusi. Kaip jums pačiai atrodo, kodėl žiūrovai tapatina jūs su Nora? Visi prisimena Moniką Norą. Tai turbūt iš tos senesnės kartos. Taip. Kurie dar mane matė tada. Taip, aš pats nemačiau, su kuo man teko kalbėti. Taip, pirmiausiai ir man pačiai primena visuomet Norą, nes kažkaip padarė. Kodėl? Geras spektaklis buvo. Tokie žmonės vaidino kaip Kačinskas, Palubinskas. Labai geras spektaklis, gero režisieriaus padarytas. Toks labai jaudinantis, tikras. Tikrais jausmais vaidinu. Galbūt, kad jisai darė didelį įspūdį žmonėm ir kurie jį matė iki šiol, jie neužmiršta to spektaklio. Čia nedidelis mano nuopelnas, čia yra režisieriaus darbas. Taip sakant, turėjo neblogą molį, kaip jisai sako, lipdymui. Nulipdė. Ką jūs iš partnerių prisimintumėt, kurie buvo jūsų mylimiausi, artimiausi, brangiausi partneriai, režisieriai? Mano toks svarbiausias režisierius ir mokytojas buvo Juknevičius. Jakševičius, pas jį aš vaidinau Marko milijonus, labai įdomią pjesę ir labai įdomiom priemonėm dirbama. O partnerių buvo daug ir gerų, ypatingai Kačinskas, Rudzinskas, Inuzemcevas. Tai gal jau užteks apie mane kalbėti. Man pačiai nusibodo.